Sveiki. Šiandien daug dėmesio buvo skirta archeologijai, tarsi buvo kaip archeologų diena. O aš norėčiau pristatyti 16-18 amžiaus vegerių istoriją. Anuomet, taip pat kaip ir dabar, vegeriai buvo pačiame Žemaitijos ir Kuršo kunigaikštysčių paribyje. Ir priklausė išilgai į šiaurę, nusidriekusiai, kaip matote paveikslėlyje, persikinė spalva pažymėta didžiųjų dirvėnų tijūniai, kurios pakraštyje matome vegerius. Vėliau šioje tijūnyje atsirado keletas mažesnių ekonominių darinių, seniūnijų bei vaitijų, kurias valdovas išdalydavo jam patikimiems bajorams. Taigi 18 amžiuje vegeriai priklausė vienai į Akmenės seniūnijos sudėtį įėjusiai Agluonų vaitijai. Matome čia Agluonas ir vegerius pačiam pakrašty. Ši vaitija, pradedant Agluonais ir baigiant vegeriais, tarsi koks nelygus, apkarpytas puslankis juos į jai priklausančius kaimus. Prie to galima pridėti, kad 16-18 amžiuje greta vegerių egzistavo ir kitas šios vietovės pavadinimas – Urniežiai. Antai viename 16 amžiaus pabaigos dokumente rašoma, vadinamas vegerių kaimas, kitaip Urniežiai. Manytina, kad Urniežių pavadinimas buvo vėlesnis darinys, ką liudytų 1830 metų vegerių miestelio planas, kur miestelio pačioje fiksuojamas anuomet dar neišlikęs Urniežių kaimas. Galima kelti hipotezę, kad tai buvo du visai greta esantis arba susilieję kaimai, istoriniuose šaltiniuose išlaikė šį dvigubą pavadinimą. Visgi, daugumoje dokumentų vegerių pavadinimas figūruoja kaip pagrindinis pavadinimas šios vietovės. Tad dabar visai pravartu būtų pažiūrėti šios vietovės pavadinimo kilmę, tuo labiau, kad istorinių šaltinių teikiami duomenys gali papildyti kalbininkų tyrimus. Kalbininkų yra pastebėta, kad dauguma vietovardžių yra kilę iš asmenvardžių ar bendrinės reikšmės žodžių. Tad viena iš vegerių pavadinimo kilmės versijų gali būti, kad šis pavadinimas atsirado nuo asmenvardžio. Tuo labiau, kad 1723-1738 metų vegerių inventoriuose randame vieną sodybą, kurią turėjo gyventoja pavardę Vegeris, Stefanas Vegeris. Žvilgėjus į dabartinės Lietuvoje esančias pavardės, taip pat rasime asmenų su šia pavardė ir gyvenančių Klaipėdoje ir Gelgaudiškyje. Be to, dabartinės Latvijos teritorijoje taip pat yra šeimų turinčių šias pavardės Vegeris. Taigi, jeigu šis kaimas būtų kilęs nuo asmenvardžio, tai jo kilmė būtų vedama iš vidurio vokiečių aukštaičių žodžio Veger, reiškiančio prisaidintas tarnautojas miesto svėrimo įmonėje. Na, o pagal šią versiją išeitų, kad šį kaimą įkūrė iš dabartinės Latvijos atvykę vokiečiai. Tačiau iš karto reikia pastebėti, kad anuomet iš Kuršo kunigaikštystės į Žemaitiją atvykusių valstiečių ar miestiečių gausesnio migracinio srauto neužfiksuota. Galbūt tai buvo labiau pavieniai, sporadiški atvykimo įsikūrimo atvejai. Tuo labiau, kad galimas ir atvirkštinis variantas, kad senai šiame kaime gyvenantis vietinis valstietis galėjo pasisavinti šį vietovės pavadinimą. Taip pat žinoma, kad nemaža dalis vietovardžių yra kilę nuo vandenvardžių. Tai yra nuo gretimais tekančių upelių, upių, upokšnių. Ir štai žvilgti į Akmenės rajone esančius upelius randame upelį su pavadinimu Vegeriai. Šio upelio kilmė siejama su latvišku žodžiu vedzere, reiškiančiu siauras į mišką įsiterpęs upokšnis. Atidžiau žvilgtelėjus šalia minėto upelio matome ir nuo šio vandenvardžio kilusią gyvenvietę Vegeriai, kuri esančia prie Papilės miestelio bei minima jau nuo 1598 metų. Tad išlikęs upelio pavadinimas ir dvi panašiai skambančios vietovės signalizuoja, kad šie pavadinimai neabejotinai yra šioje vietovėje, šioje teritorijoje gyvenusių žiemgalių kalbos palikimas. Tuo labiau, kad, kaip jau anksčiau aptarėme, minėti vegeriai turi panašiai skambančių žodžių dabartinėje latvių kalboje.
O pats vegerių pavadinimas, kalbininkų duomenimis, gali būti vedamas iš indoeuropiečių prokalbės, kurio šaknis veg reikštų drėgna šlapia žemė. Turbūt daug nesuklysime, jeigu mes ir pavadinsime vegerių pavadinimą išvertus į šių dienų kalbą kaip drėgna šlapia žemė. Tuo labiau įdomu, kad tai patvirtina ir kraštotininko Bronislovo Kviklio pastebėjimas, kad vegeriai 20 amžiaus pirmoje pusėje yra įsikūrę pelkėtoje vietoje. Taip pat žvilgtelėjus atidžiau į žemėlapį, irgi pastebėsime, kad Miežapio upelis yra gerokai įsidraikęs ir apjuosęs vegerių kaimą. Tačiau detalės galėtų patvirtinti apie šią vietovę buvusias pelkėtas vietovės. Apžvelgę vegerių vietovės pavadinimo kilmę, pereikime prie istorinių šaltinių teikiamų duomenų analizės. Kiek pavyko surasti, anksčiausias vegerių paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose, tai yra 1588 metų vasario 1 dienos dokumentas. Yra įrašas surašytas Lietuvos metrikoje, iš kurio sužinome, kad iki 1588 metų vegerių kaimas priklausė tuomet jau mirusiam Echertui Krausui, Latvijos vokiečiui, greičiausiai bajorui. Minėtam asmeniui mirus, vegerių kaimas grįžo, kaip rašoma dokumente, valdovo stalui. Tad valdovas Zigmantas Vaza, rekomenduojant kai kuriems didikams, bei atsižvelgdamas į tuometinio Žemaitijos vaiskio Sebastijono Kesterto asmeninius nuopelnus karuose, suteikė jam vegerių kaimą. Tačiau, kaip aiškiai iš vėlesnių detalių, dėl tam tikrų nesklandumų, ginčų, tuomet vegeriai minėtam Kestertui neatiteko, o šis kaimas atiteko tuometiniam karalienės Onos Jogailaitės dvarioniui, Varšuvos vaiskiui, tai yra Lenkijos karūnos pareigūnui, Kristupui Golkovskijui, kuris valdovui nutarus 1595 metais vegerių kaimą perleido šio kaimo troškusiam Ariogalos tijūnui, Žemaitijos žemės teisėjui Sebastijonui Kestertui. Kaip rašoma, tuo metu kaimui priklausė 10 sėdimųjų valakų bei giria. Minėtas Sebastijonas Kestertas, kaip ir kiekvienas tuometinis stambesnis ar įtakingesnis žemvaldys, siekė padidinti savo gaunamas asmeninės pajamas. Ir vienas iš tokių būdų padidinti žemvaldžio pajamas – steigti miestelį kartu su turgumu ir prekymečiu, kurie garantavo, kad miestelėje cirkuliuos prekyba, o ši prekyba neša ženklų pelną įvaldžiusiam bajorui. Tad neatsitiktinai 1602 metais, sausio 10 dieną, valdovas Zigmantas Vaza, minėtam Sebastijonui Kestertui, suteikė privilegiją vegerių kaime, esančiame prie Kuršų sienos, įkurti miestelį. Šioje privilegijoje taip pat pabrėžiama, jog būsimam miesteliui suteikiamos teisės kiekvienos savaitės pirmadienį rengti turgus, o kiekvienais metais per devintines jomarką, arba dar vadinamą prekymetį. Tad miestelio kūrimas, turgus, prekymetis tarsi turėjo garantuoti gyvenvietės augimą. Tačiau galutinis rezultatas buvo toks, kad ši privilegija nesuveikė, liko nefunkcionali ir daugiau žinių apie tai neturime. Kita kartą vegerių pavadinimas valstybiniuose dokumentuose išnyra 1652 metais, vasario 7 dieną, kuomet Danieliui Marcinkevičiui, Žemios Upytės pavietų giminės atstovui, suteikiama privilegija vegerių kaime statyti bažnyčią. Pažymėtina, kaip prašoma dokumente lotynų kalba, de novo, tai yra iš naujo. Vadinasi, iki tol čia buvo funduota ir bažnyčia, bet ji nunyko. Taip pat šią privilegiją, kaip ir prieš tai buvusioje, suteikiama teisė čia rengti turgus ir 2 prekymečius. Tik įdomu, kad šioje privilegijoje prekymečio datos nenurodomos, dokumente palikti tušti tarpai. Šiuo atveju privilegijoje pabrėžiama bažnyčios statymas, o tai turėjo pagyvinti gyvenvietės ūkinį gyvenimą, pagausinti gyventojų skaičių, paversti gyvenvietę galiausiai miestietišką, jei tokia dar nebuvo. Tačiau vėlgi likimo ironija, bet ši privilegija tarsi atvėrusi naujas galimybės vegeriams, padėties neišjudino. Veikiausiai prie to atslinkęs Tvano laikotarpis sužlugdė įsikurti ketinančių miestelio tokią viziją.
Chronologišikai dėliodami šaltinių duomenys toliau aptinkame 1723 metų Vegerių kaimo inventorių, šiam kaimui priklausė 60 valakų žemės ir, kaip matome, čia buvo 20 sodybų. Skaičiuojant pagal bendrą to meto sodybos vidurkį, kai vidutiniškai valstiečių šeimoje gyveno 7-8 asmenys, susidaro, kad šiame kaime galėjo gyventi apie 140-160 asmenų. Iš to paties inventoriaus matome, kad kaime gyveno keletas bendrapavardžių giminaičių. Tai Jonas ir Petras Garbeniai, Petras ir Juozapas Zakiai ar Žakiai, Jonas ir Juozapas Norvaišus. Kaimas turėjo savo pareigūną, suolininką Jokūbą Groblevskį. Praslinkus 15 metų, 1738 metais Vegerių kaime jau matome pasikeitusi vaizdą. Čia buvo 15 gyvenamų sodybų. Išliko nemažai ankstesnių gyventojų, tas pats Steponas Vegerys, Jonas Garbenis, Kazimieras Zakis ir keletas kitų. Tačiau greta to matome naujų, iš Latvijos atsikėlusių gyventojų, kaip Hansą Bridiką, Johaną Faltiną, Embrachą ar Imbrachą, vardas neįrašytas kurio. Ir sutinkame pirmą žydą šiame kaime, bei čia veikiančią karčiamą. Žvelgiant į tuometinę Agluonos vaitijos apgyvendinimą, galima pastebėti, kad nemaža dalis kaimų, kaip matome iš pateiktos grafos, kaip Gauščiai, Žarai, Paslyčiai, Gebučiai, buvo tušti. Kitose buvo tik po keletą gyventojų. Na, o Vegeriuose buvo daugiausiai. Tai rodo, kad Vegeriai anuomet jau buvo auganti gyvenvietė, pamažu įgaunanti miestelėniškus akcentus. Po šio dokumentų seka dar viena privilegija, kuri kardinaliai pakeičia Vegerių statusą. Tai 1754 metų privilegija, kurią valdovas Augustas III patvirtina Akmenės seniūno Antano Gelgaudo funduotai bažnyčiai užrašomus 3 valakus žemės. Šiame dokumente nurodyta, kad už šiuos valakus ir gaunamos 100 timpų kunigas privalo kas savaitę Vegerių bažnyčioje aukoti 2 šventąsias mišias. Vienas mišias už plintančias erezijas, antras už fundatoriaus mirusiuosius. Ta pačia privilegija valdovas vėlgi patvirtina ankstesnės privilegijose nurodytą turgų bei prekymečius, pabrėždamas, kad taip pat draudžia prekybą artimesniuose miesteliuose, kurie neturi tokių privilegijų kaip Vegeriai. Tad trumpai pabandysiu šiek tiek sustruktūruoti anksčiau pateiktų dokumentų medžiagą. Žvelgdami į Vegerių miestelių istoriją, matome 2 1102 ir 1658 metų privilegijas, kuriuose stengiamasi Vegeriuose įkurti miestelį. Tai nepavyksta, bet kaip rodo vietovė, išlaiko kaimo pavadinimą. Ir tik 1754 jį vadinama miestu. Bet vėlgi, čia reikėtų atsižvelgti tuo metu vartojimą terminiją bei bajorijos norą demonstruoti savo galią, paprastai sakant, pasipuikuoti, kad turi miestą. Tačiau Vegeriai nebuvo kažkoks išskirtinis atvejis Lietuvos ar pačiame Žemaitijos kontekste. Antai, 16 amžiaus pradžioje Žemaitijoje mes randame Abelyno vietovę, kuri neišaugo į miestelį, bet joje rinkdavosi pirkliai iš Prūsijos. Žinome 1522 metų valdovo privilegiją Žemaitijos bajorui Vaitiekui Orvidui, kuriam suteikė privilegiją steigti miestelį ir turgų, bet tas miestelis egzistavo iki 16 amžiaus vidurio ir net neišliko šio miestelio pavadinimu. Taip pat žinome 16 amžiaus antroje pusėje gyvavusi bei 17 amžiaus pirmoje pusėje išnykusi Bareikio miestelį Žemaitijoje. Šie ir kiti pavyzdžiai rodo, kad ši iniciatyva pirmiausia plaukė iš tuometinių Vegerių savininkų, kurie turėjo savus interesus. Bet tuometinės politinės, ekonominės, socialinės sąlygos nulėmė, kad miestelis nefunkcionavo, neatsirado. Panaši istorija, kaip su kiekvieno miestelio gyvenimu neatsiejama yra susijusi, tai yra bažnyčia. Iš pateiktų dokumentų informacijos peršasi nuomonė, kad 1102 metais, 1152 metais
Šiame laikotarpį čia galėjo būti pastatyta bažnytėlė ar bent koplyčia. Vėliau jai suteikama nauja fundacija 1652 metais. Tačiau iš nuoseklios bei detalios 1683-84 metų Žemaitijos parapijos surašymų Vegerių bažnyčios mes nerandame, visai jinai neminima. Jinai išnyra tik tai 1751 metais, kai aprašoma, kai čia stovi sena, beveik baigianti sugriūti bažnyčia. Taigi, 1754 metų privilegija keičia visą miestelio gyvenimą. Čia atvykstantis kunigas, aukojamos mišios, keičiasi ir miestelio statusas. Tad apibendrinant viską, apibendrinant 16-18 amžiaus Vegerių istoriją, ją atitinkamai galima suskirstyti į 3 tarpsnius tokius. Pirmas etapas, kurį įvardinčiau kaip buvusios žiemgališkos gyvenvietės palikimas. Pirmiausia, pats Vegerių pavadinimas, sprendžiant iš išlikusių 2 to paties pavadinimo vietovardžių ir netolimais tekančio Vegerės upelio bei kitų kalbinių detalių, rodo, kad šis pavadinimas yra žiemgališkos kilmės, greičiausiai reiškiantis čia esančią šlapią, drėgną žemę. Antra, šio kaimo pavadinimo gyvybingumas neabejotinai išlaikomas čia ar gretimais gyvenusių asmenų, o taip pat šio kaimo paminėjimas istoriniuose šaltiniuose nuo 1588 metų signalizuoja apie galimai nuolatinį arba daugiau ar mažiau pulsuojantį šios gyvenvietės gyvavimo laiko tėkmėje. Antras tarpsnis, chronologiškai apimantis 17 amžiaus pradžią, 18 amžiaus vidurį, jį galima pavadinti kaip kuriamo bei vis dingstančio miestelio laikmetį. Pradžioje matome Žemaitijos žemės teisėjo Sebastijono Keserto pastangas įkurti čia gyvuojantį bei klestintį miestelį, o vėliau kito savininko Danieliaus Marcinkevičiaus besikeičiančią strategiją, pridedant miesteliui būdingų elementų apie naujos bažnyčios statymą. Tačiau matyti dėl nusistovėjusių Žemaitijos miestelio tinklo bei jų prekybinių srautų bei tuometinių sąlygų šios pastangos nepasiteisino. Kita vertus, 1723-38 metų kaimo inventorija informuoja, nors ir kintanti, bet pakankamai gausų sodybų skaičių šiame kaime. Tuo labiau, kad čia pasirodžiusius iš Latvijos atsikėlusius žmonės, bei čia besiverčianti pirmą žydą turintį karčimą, rodo apie miestietiškos gyvenvietės požymius. Ir trečias, miestelio susiformavimo laikas, apimantis 18 amžiaus antrąją pusę. Iš esmės, tuometinio Akmenės seniūno iniciatyva Vegerių bažnyčiai paskirti 3 valakai bei 100 timpų kunigui, kuris privalėjo aukoti čia mišias. Nors ir gali pasirodyti paradoksalu, bet pastovus toks liturginis gyvenimas pritraukė didesnį ar mažesnį žmonių srautą ir buvo tas veiksnys, kuris sudarė sąlygas vystytis miestelio turgui bei prekymečiams. O su šitais ekonominiais dėmenimis, prekybos elementais, miestelė neabejotinai turėjo atsirasti ir didesnė žydų bendruomenė augti. Ir pabaigoje galiausiai gali kilti klausimas, ką duoda naujo šis nors ir detalus lokalinės istorijos tokio objektų Vegerių miestelio tyrimas bendrame Lietuvos ir Žemaitijos miestelio kontekste. Viena vertus jis atskleidžia tokią kaip ir istoriografija pastebėta nuomonė, kad nesusidarant palankioms sąlygoms miestelio įsteigimo bei patvirtinimo privilegijos dažnai likdavo nefunkcionalios. Kita vertus, šiuo atveju mes turime išmintingą tokį Antaną Gelgaudą, kuris įvertinęs religinio gyvenimo detalės, suteikdamas privilegiją, kardinaliai pakeičia Vegerių pačių miestelio, Vegerių statusą, kurie iš kaimiškos gyvenvietės įgauna tikrą miestelio su jam visais būdingais elementą pavidalą. Ačiū. Labai ačiū už įdomų pristatymą. Mes čia visą tą dieną žvelgiam iš archeologinės pusės ir labai buvo įdomu pasižiūrėti iš kitokios archyvinės medžiagos. Turėčiau keletą klausimų.
Tai nebuvo dabar paliesta Maro laikas. Tai 1708 metai, kad čia mūsų Akmenės krašte Maras labai nusiaubė visas vietovės. Gal kažkur pavyko kažką užkliūti? Aš manau, to Maro, kaip sakyti, žymės matosi aplinkiniuose kaimuose, kaip bebūtų, o Vegeriuose tuo tarpu nepastebim. Irgi jeigu 1723 metais yra 20 sodybų, tai yra pakankamai gausu, aplinkui ištuštėja kaimai, o Vegeriuose kažkaip susispietusi bendruomenė kaimų iš tikrųjų. Tai kažkaip apie tai, kad nekalbama yra. Tuo tarpu, kad kaimuose inventoriuose surašyti, kad kitur yra tuščias kaimas. Nes kaip jūs minėjote, to Maro metu apie 2/3 Žemaitijos kunigaikštystės gyventojų išmirė. Iš tikrųjų, čia Vegeriams pavyko atsilaikyti. O tai irgi labai įdomus tas dalykas, tai kažkur ir minimum, kad prie Jelgavos, prie kažkur čia tuose kraštuose Maras sustojo. Tai reiškia, kažkur tai mes galim sakyti, kad Vegeriuose jau Maras galėjo ir būti sustojęs arba mažai paliestas. Taip. Sekantis dalykas, mes apylinkėse, kaip Suginčiai, Klykoliai, sakykime, netgi iki pačios gal Akmenės, tuose vietose archeologinių žvalgymų metu labai aptinkam plačiai apgyvendintas teritorijas. Labai daug sodybų, kurios yra vienos prie kitos, ir taip, kaip, sakyčiau, archeologiškai, jeigu plačiau žvelgiant, tai kaip būtų kažkoks kaip labai apgyvendintas plotas, o archyvuose, kad daug žmonių gyveno, kažko tai mes nerandam. Va toks biški keistas, kad labai daug sodybų, šimtai, sakyčiau, sodybų aplinkui, o archyvuose nėra tų duomenų. Yra dar, čia kaip pasakyti, jeigu žiūrint iš 17-18 amžiaus perspektyvos, tos mažos Vaitėjos atskiri kaimai, kaip jūs sakėte, ir Suginčiai, pavyzdžiui, Suginčių kaimas yra išlikę ten atskiras inventorius, kito kaimo dar atskiras inventorius. Tai buvo labai daug suskaidyta ir norint atsekti tas vietovės, sakykime, tos istorinius duomenis ir kiek gyveno žmonių, reikia iš tikrųjų, vėl, kaip sako archeologai, reikia įdėti darbo ir atskiro tyrimo, kad galėtum pasakyti, koks tas demografinis nuošimtis buvo, kaip jisai vinguriavo per visą Akmenės tą teritoriją. Nes vienur galima atsakyti, kitur ne, o tiksliai pasakyti, kodėl taip sunkiai. Nors tendencija, pavyzdžiui, Žemaitijos miestelių perspektyvos 17-18 amžiaus ir 16 amžiaus rodydavo, kad visi miesteliai iš pradžių telkėsi Žemaitijos viduryje, pakraščiai buvo neapgyvendinti. Ir dėl to pakraščiuose esančiams miesteliams ar kaimams, norintiems tapti miesteliais, buvo sunkiau. Jie turėjo pritraukti, įdėti daugiau pastangų kažkokį irgi. Supratau. Tai dar mėginsim plačiau žvalgyti, gal paskiau kažkada dar mėginsim gal viso rajono apibendrinimo kažkokio tai padaryti, bet tai dabar galim pasidžiaugti, kad Vegeriai pirmą kartą paminėti 1588 metais ir Vegerių vardas galima būti nuo tada